Є кінти. Короче, čia Igor Šiškin tik be pavydo стену. Šiandieną mes esame Buivydiškių ežeruose. Zujinskие пацаны знают, что это за ežeras. Čia jau, kaip sakant, dėlavarai 94 годах ne viena varkė buvo prasuko. Bet čia, короче, nesmė. Šiandieną mes čia susirinkome išbandyti legendarną автомобиль BMW 7 E38. Pacanai 94 metais turėjo įsigyti šitą galimybę, įsigyti šitą automobilis. Ir vat dėlavarai prasisukę varkės ant limono, stabiliai, короче, norėjo šitas automobilis. Kaip jau minėjau, automobilis yra 94 года, automobilis stovi R18 ratlankį, su palangim, короче, platus tokie. Lietausiu kaflaninga, kaip mes sakom, nepagausi. Aišku, muhamorai šitą niekada nepatirs, nes realiai muhamorai gali dabar sakyti, čia automobilis pigus, čia aš galiu nusipirkti, bet jūs ateinate pas šeimininką, šeimininkas jums pasakys, pašol tu nahуй, блядь, мухомор ты, блядь, не получишь автомобиль. Короче, автомобилį stovi 4 litrų dvižokas V8. Dabar va muhamorai išklausite mano, kaip sakant, review, galite eiti nahуй, блядь, a dabar visi rimti klientai klausykite manęs. Visi rimti klientai žino, jog besikintojant formų parkingą reikia visą laiką jungti angelais. Yra galimybė nėra statai kažką dėl avarinį mūcinį, nes tik taip gali rimti klientą naktį atpažinti. Vat čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris įskiria šitą automobilį ir aplamai įskiria visą BMW iš tų muhamorų masės. Va. Bet rimti klientai supranta, jog šiaip klientas nevažiuoja prie ežero pasigražėti gamtą. Galima į Dubajų, Turciją ten nuvažiuoti, žinai, už 10 gabalų kelionį. Mes čia šiandien atvažiavom ištestuoti, kaip sakant, kiek muhamorų telpa į bagažinį. Paaiškėjo realiai iš bėdos 2 telpa. Vienas stambesnis. Šitas va yra mažesnis, tik vieną paėmėm, viskas normaliai. Jis žiūrėk, jis gyvas dar. Salonas natūrė yra pilkas. Jis, короче, man asmeniškai primena Butyrką, Magadankę, Lukiškes. Tačkiai va, galima puikiausiai cigariukus pasidėti. Парламент, Бумер-1, Семера, все дела. Рукима жуда раша, нихуя рукимас не жуда. Rimti klientai žudo. Taipogi va, labai yra patogus изобретение va čia dėti čefyrą. Čefyro слойkas, посėdi, закрыл, открыл, попил, все дела, поехали дальше. Короче, спаудимас покило нахуй, газas dugnas ir paskatytis į klubą. Tai va. Вот это, блядь, натуре нахуй красота, блядь. Klientai, aš, blėt, prisimenu, kaip Jozonas mane paleido. Bet pirma mano mintis buvo nuvažiuoti į BMW saloną ir nusipirkti šitas modelis, blėt. Man jis natūrė kelia sentimentus. Aš tikiuosi, jis kelia sentimentus ir jums. Aš taipogi tikiuosi, kad jūs rimti klientai pagal panetkę suprasite mane, jog čia yra mano pirmas video ir tikiuosi ne paskutinis. Viskas priklauso nuo jūsų, kaip sakant, požiūrė ir nori toliau matyti mano review. Pas mus taipogi yra visas traliukas dar iš vokiečių parvaryti, без документов машина. Ir, короче, mes galime в натуре просукti video. Taigi ką, klientam, короче, belieka palinkėti geros dienos, gero klubaso. Малибу сегодня все susitiksime, а мухоморам всем sakau, tik be pavydo стену. Все, давай, это был Игорь Шишкин.